važiuojam. Atvažiuoja autobusas. Kažkaip čia pas mano daiktų nėra. Važiuojam į Innsbruką dabar. Uždėjom dviratį, pasodinom mane į priekį. Labai sainam su vairuotoju. Irgi iš Kroatijos žmogus. Moka vokiškai. Labai gerai. Valandėlė iki Innsbruko. Ketvirtą valandą 15 minučių. O, dar turim pusantros valandos. Opa. Jau autobusas atvažiavo, einu dar nusipirksiu kažko atsigerti. Į Veroną dabar dviratukas viduj. Be problemų visiškai, ne taip kaip Balkanuose. Aš jau Veronoj. Dabar turiu nuo 8 valandų vakarą iki 1 nakties laiko. Nes bus autobusas vėl, tai reiks grįžti. Važiuojam, pasižiūrėsim Veroną. Tikiuosi saugiai praleisti naktį. Užsisakiau sriubos persų restorane, kaviniai. Gal net galima sakyti greito maisto užkandiniai, bet labai turi įvairaus pasiūlymo. Čia kažkokie jau vyksta pykčiai. Dviratį šalia saugiai. Visi čia pykstas. Ta pusė čia ką tik susipyko. Ragaujam. Ir arbatą atkeliavo. Išbandysim. Tokia kitokia jinai. Bet kažkaip sriuba tai skaniai. Bet pažiūrėkit, kaip čia skaniai atrodo. Kiti maistukai. Visko čia pilna. Nenufilmavau, nes neprigavau, bet Italijai daug pelių ant žemės. Mačiau tik tai prie krūmų, bam, 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 bėgioja visur. Dar valandą iki autobuso, 22 laipsniai, dabar tai šilta. Rytoj bus. O, vaikeliai Italijai, tai karšta. Laukiam, laukiam, laukiam. Nieko nėra.
pamiegosiu autobuse, važiuosim 4 valandas. Tas vyras čia, kur prasuko ratukus priešais, kiek pavyko nufilmuoti, jisai atvažiavo, pasistatė dviratį, atsisėdo, 5 minutės žiūrėjo į mane. Ir kažką dar telefonų rodė, bet aš net nežiūrėjau, nes tokiose situacijose niekada geriausia nekreipti dėmesio. Atsistojo ir dar čia apsidairė. Jau galvojau, prieis, tai jau trauksios peiliuką, jau dujų balionėlis, tai čia visada su manim naktimis šalia. Pradėjau važiuoti čia dviračiu į tą pusę, tenai apsisuko, va taip pravažiavo, taip žiūrėjo, nu ir ačiū Dievui nuvažiavo. Dažnai tokių situacijų turiu ir visada reikia nekreipti dėmesio, sėdėti kaip sėdėjai, nieko nešnekėti, viskas. Daugiau ir labai dažnai man būna tokios situacijos. Aišku, Italijoje naktį yra pavojinga. Ir čia dabar tokia vieta, bet gerai, kad gatvė apšviesta ir net dabar 1:30 nakties vis tiek mašinos važiuoja. Tai netoli yra stotis, ten viskas apšviesta, bet ten dar pavojingiau. Ten vien chebros, apsauginiai policija. O čionai statelė, kurios man reikia, tai nusprendžiau čionai sėdėti. Dar tamsioje vietoje sėdžiu specialiai, bet kažkaip vis tiek užmatė. Aišku, buvo ir keli, kur pravažiavo ir sako, ar viskas gerai. Bet man tiesiog autobusą reiks laukti. Autobusas turi būti 10 minučių bėgyje. Vėl viena sėdžiu, tai labai gerai. Tai dabar einam miegoti. Labas rytas, iš Triesto. Didžiulis. Palei visą pakrantę, kiek mačiau, žmonės bėgioja, sportuoja, plaukioja. Dvirtakis irgi yra. Aš jau Slovėnijoje. Labai gražus maršrutas, nėra daug mašinų, bet ir nelengvas. Įkalnių nemažai. Kaip ir viskas gerai, šiek tiek nugaryti nuo to kompiuterio. Nu, bet kaip vienai dienai čia nieko baisaus. Turiu jau 30 km, tai dar apie 40. Tokiais keliukais. Šitas visas slėnis yra Slovėnija, tada jau bus Kroatija. Smagu tas, kad medžiai apsaugo nuo kaitrios saulės. Kol buvau Vokietijoje 4 dienas, jau ten buvo 18, tokiais keliais mane įvado.
Ulvaduose šitą stato kalną Patrincio Mailas. Šiandien visa Slovėnija kalnuota vingiuota įkalnė. Viena didžiulė įkalnė. Nėra jėgų jau. Nei parduotuvių čia, nieko. Bet jau mažai liko iki sienos. Išvargino šitą atkarpą Slovėnijos. Man baigėsi atsargos. Reikia pasipildyti atsigerti, reikia nusipirkti atsigerti. Niekur nėra, nieko. Tai man labiau rodo maršrutą irgi, kaip ir dabar, bet čia bus dar didesnis miestelis. Tai praktiškai abudu maršrutai yra pakeliui, tai suksiu dabar link to miestelio, nes bus blogai vėliau. Viskas. Esu Kroatijoje. Važiuojam iki to didesnio miestelio. Čia degalinės kaip pratai, tai gerai, kad aš dabar čia nusukau. O parduotuvės, pavyzdžiui, irgi tik šitam miestelį. Tai jeigu būčiau pasirinkus kairę pusę, kokį dar 40 km tiesiog, be nieko. Važiuojam, čia bus parduotuvė, užsipirksim ir link tikslo. Tikslas čia Kan. 5 kilometrų dar. Turiu kelias. Nu tai bus iki 100 šiandien, plius minus. Dabar kaip niekad reikia va tos parduotuvės ir važiuojam tiesiai į ją. Kaip matot, mano pirkinukai ir bandelė. Šiaip nelabai buvo pasirinkimo ir tik šitas šaltas. Nebuvo šaldytuvuose didelių gėrimų, o vandens dar turiu, bet jis šiltas. Skanaus ir tau žiaus. Po to miestelio, kaip išvažiavau, taip visą valandą ir kilau. Jau ant žemės. Matas ežerukas. Vat tokiais slėniais, paviršium, kalnais kylu. Kai atgal važiuosiu, manau, to pačiu maršrutu. Specialiai, kad visą laiką leisčiaus. Tai dabar atidirbsiu dar. Netoli jau, bet vis tiek dar užtruksiu 2 valandėlės. 56. 4 valandas su pusė, vidutinis beveik 14. Šiandien ne saulė vargina, šiandien įkalnės vargina, nes jas nesibaigia. Būtų smagu aukštyn žemyn, dabar aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn. Tas kartais psichologiškai tikrai padaro dieną labai, labai sunkią. Bet aš vis tiek pavėsi dar stovi.
Pauzė. Mažai jau liko kilometrų. O. O Dieve. Skanaus. Trečią kartą šiandien. Trečią bandelę šiandien. Bet tokios nakties kaip šiandien. Čia labai greit galima užmigti ant šitų supynių. Negalima per ilgai užsibūt. Labai patogu. Statoka. Lygiai 4. Liko kilometras.